Tave išskirsi iš minios. Ar tu norėtum, vat, kaip pavyzdžiui, šitą grupę, kurios net aš pavadinimų nežinau, jinai dainuoja AC/DC. Kažkodėl tai. Ar vis dėlto geriau pranašu būti savam kaime? Aš tai, pavyzdžiui, nesiveržiu net į jokią Euroviziją už tai, kad čia aš karaliauju, taip sakant, jeigu aš matau tiek žmonių, kurie ateina pas mane į koncertą, kad man gerai, tai o kam tenai važiuoti, kai ten nežinai už ką, už kokį galą organizmo tu esi nupirktas tenai, kad tu tenai laimėtum. O čia žmonės mato akis, ačiū, mato žmonės akis, mato žmonės balsą, mato žmonės dainas, jiems naujas paskirtas ir jie mane myli, kiek jų beateitų. Tai aš aišku, kad aš geriau, aš Lietuvoje geriau. Tai taip, bet tu vis dėlto dabar prieštarauji save, tu sakei čia kažkokius priekaištus savo mamai, kodėl jinai tavęs nepagimdė už Atlanto. O ką tu galvoji, ten geriau būtų? Ten konkurencija milžiniška. Bet ten man reikėjo gimti. Tai ko aš, pažiūrėjau, blogesnė šūkė, nors Britney Spears, nu jau tik nejuokink manęs. Nu, aš tavęs netgi nebandau juokinti, aš tave bandau sugraudinti. Tokį populiarumą, tu manęs negraudink, aš ir taip jau nusiverkiu, kada man reikia Spears, žiūrėti negaliu šitą Britney Spears. Aš apie tai, bet aš kalbu apie tai, kad jeigu ten būčiau gimusi ir su tokiu populiarumu, aš neturėčiau nei skolų, nei vargų, nei nieko, aš tiesiog ir parodytų, kaip gera būti ten Britney Spears, kaip gera būti Pamela Anderson, kaip gera būti ten Jordana Butkutė, va, tarkim taip. Man, pavyzdžiui, tu norėjai šalia tokių pavardžių stovėti, ar ne? Britney Spears, Pamela Anderson ir Jordana Butkutė. Aš noriu būti ten, kur aš esu. Ir tie žmonės jau man, kaip Lietuva tokia nedidelė, ir jinai, manau, taip išmylėta, kad aš žmonių veidus atsimenu koncertų metu, kuris verkė, kuris juokėsi, kuris, va, šiaip sau ten liebavojo, ten kaip nors, kuris ten kažkaip, kuris kokį žodį pasakė, kaip aš laiškų turiu, kaip bulvinių maišų pilna žmonių. Tu neįsivaizduoji, kaip aš gyvenu, aš karalienė Lietuvoje. Supranti? Aš suprantu, aš tai žinau šitą. Paplok man, sakau. Tyliai šlamėsiu tokių pritarinčių, sakau, kad tai yra... Aš tik sakau, kad jeigu būčiau gimus už Atlanto. Nu, kas žino, jeigu aš būčiau už Atlanto gimęs, kas žino, ar aš ten būčiau jau toks didžiai dabar tikrai su tavim nekalbėtumėm jau. Mes jau nekalbėtumėm. Tu būtum pasikėlęs labai. Ir tu būtum pasikėlus iš kokio Kadilako, žinai, uždarų dangčių, važiuotum tamsintais langais, tavęs netgi nepamatytum. A jūs ten su Britney Spears gertumėt šampaną viduj, aptarinėdamus koncertą. Sekantis klausimėlis. Tu nemėgsti vat būtent tų tokių plasmasinių, kaip tu sakai, lėlių, kurios kaip tik pas mus ir yra atėjo iš už Atlanto. Vat tokios visokios Barbės, Kenai. Nu, mes Barbės negavom, kadangi vaikam viskas buvo išpirkta prieš naujus metus dovanų. Nu ir ko jau tau tos lėlės, jeigu tu nori gyventi už Atlanto, ko jau tau taip tos lėlės prispjovė į dušę? Kad aš norėjau gyventi už Atlanto, norėjau, mes apie tai pabaigėm. Aš, pavyzdžiui, tenai gyvendama aš irgi nebūčiau jų mylėjęs turbūt. Nu, kas žino? Aš būčiau važinėjęs vis tiek su visokiais modeliukais, su mašinytėm, visokiam Ferrari, ten visokiais ten... Ach, tai vis dėlto traukė tas toksai... Man mašinytės... Toks fainas gyvenimas vis dėlto traukė. Šokinėt po medžius, ten visai taip... Tai bet palauk, tu sakai, tu koncertuoji Lietuvos žmonėm, kurie tavęs klauso, tu matai tas verkiančias akis, bet vis dėlto tau kažkaip tai, nu, išoriškai tas išoriškai pasirodymus scenoje ir pravirdyt žmonės dainuojant kažkokias tai dainas. Bet savo sielą, kaip sako, kūnų tu čia, o sielą jau kažkur už Atlanto, ar ne? Jeigu aš nemyliu lėlių, tai reiškia, aš nesu širdies žmogus, ar ne? Tai gal aš kitaip myliu žmonės. O, pavyzdžiui, koks, nu... Ne, nu mes tu šnekėjai apie žuvį, aš kalbu apie mėsą. Dieve, aš klausiu, kodėl tu myli Ferrari, tu man sakai, aš myliu žmonės. Ką nori su jie daryti? Davai, aš nežinau, nežaginti tik tai. Bet kodėl, su kokiom lėlėm, pavyzdžiui, tu žaisdavai vaikystėje, ar dabar, pavyzdžiui, žaidži su lėlėm? Vat, sprendžiant iš to, kad tu padovanai man tokį minkštą, zuikį, fainą, aš suprantu, kad tu esi jautrų žmogus. Tai čia ir yra gražu. Pas mane, pavyzdžiui, visas kambarys, man pačiai neina praeiti, pas mane pilna pandų.
Aš myliu tos brangiosios, gražiosios gyvulėlius. Brangiakailius gyvulėlius. Gaila, kad nėra jų gyvų, nes, ta prasme, negaliu aš gauti, nes 15 milijonų kainuoja. Panda? Aš neturiu jų taip. Nu, vėlgi dabar, priekaištas mamai, kodėl tavęs nepagimdė Kinijoje. Jeigu tu susirinkai ją sunaikinti, tai tu ir sunaikink. Tik atleidžia man mergaitės, kurios myli lėlės, aš tikrai jų niekada nemylėjau. Jeigu tu taip toks žiaurus, tai turi sudaužyk ją. Aš jos nedaužysiu jokių būdų, net to labiau, kad aš esu berniukas, aš netgi vaikystėje turėjau su ko žaisti. Mes suprantam, kad kiekvienas menininkas yra perėjęs tam tikrą etapą, kai jam būdavo sunku, kai jisai nugrimsdavo į alkoholizmų liūną. Būkim atviri, ir su tavim, ir su manim taip buvo atsitikę, bet ačiū Dievui, mes išsikapanojom iš to. Ir tu esi sakiusi, kad tu nemėgsti šampano, ne? Oi, čia man atsigerta jau. Kaip? Atsigerta. Tavo jau yra atsigerta. Bet tai kodėl? Ar tai buvo todėl, kad dideliais kiekiais buvo geriama nuo pat ryto iki pat sūtemų? Ar dėl to, kad jis tau nepriimtintas, kad su angliarūgšte, su burbuliukais, ką jis tau eina per nosį? Man, pavyzdžiui, aš negaliu gerti jo iš butelio, šiaip tai, nes jis eina per nosį. O taip tai labai skanus gėrimas. Nu, tiesiog būdavo po koncerto ateina žmonės, padovanoja šampano, viena šeima ateina su vaikučiu, šokoladą ar saldainių dėžutį ir šampanas. Su vienu neišgeriu, tikrai ne, su antru, su trečiu, su penktu, su 10, su 11 išgeriu vis tiek tą taurę šampano. Taip pašlo, gavno patrūbam, tiesiog aš paskui norėdavau tų burbuliukų. Vo. Nu, ir ką? Ir su tais burbuliukais? Norėjau, kol atsidūriau klinikos ir viskas. Tai čia vis dėlto, įsivaizduoju, bet tai skanu vis tiek, pavyzdžiui, noriu atsigerti. Tai atrodo, atsigeriau šampano ir viskas, ir kas čia tokio. Nu. Aš, pavyzdžiui, nepasigėriau, o organizmas jau... Organizmas tai jau nebegali konkuruoti su stichija. Ir man tai būna. Atrodo, žinai, atsibundi iš ryto, galvoji, nu ką čia, jeigu aš išgersiu pusę litro degtinės, nu tai kas čia bus, nu? O pasirodo išgeri ir jau nebeatsimeni, kad praėjo porą metų. Va čia ir yra alkoholizmas, nuo kurio vienintelis vaistas yra alkoholis. Tai gerai, tada gal pridėksime. Aš tau žinoma pridėksiu, bet... Bet naikinti šito butelio, nu, čia būtų nusikaltimas. Tai gal vis dėlto aš pabūsiu tas įkyrusis tavo gerbėjas. Aristokratai gali tave už tai išpiešti iš laidos. Pas mus Lietuvoje aristokratų nėra. Degtinės butelį, tai pas mus yra tik prijaučiantis. Užmuštų iš karto, žinok, sakyti, nu, ką tu padarėjai? Mums buvo toks pachmielas, o tu paėmė ir sudaužėjai. Nu, žinai, jeigu pachmielas jam vakare žiūrint laidą, tai aš net neįsivaizduoju, ką jam patart. Vaikai irgi dabar gali pagalvoti, koks žiaurus dėdė, jisai lėlę sumušė kažkaip. Jis dėdė lėlės nesumušė, jisai taikiai pasodino apžergdamas šampano butelį. O vat, pavyzdžiui, sakyk dabar, Džorda, aš galiu tave įkalbėti išgerti šampano dabar kartu su manim? Ne, tikrai ne. Nes paskui, žinok, tikrai, sakau, veši mane toliau negu į kliniką. Gali nuvežti į morgą. Nu, kur toliau? Toliau jau kapinės? Morgas, nu tai aš tai sakau, nu tai... Ne, šito mes dalyko nedarysim, geriau aš pastatysiu, pas mus dar jaučiu ne vieną kartą bus svečių. To labiau šampatas muskatinis, mes gal kokią žuvį iškepsime tame dalyke. Dar vienas gėrimas. Ar tau su visais gėrimais tokia problema? Ar, pavyzdžiui, va, tu sakei, dar nemėgsti pieno? Nu, tik dar pabandyk jį pakaitinti. Ne. Pakaitintų dar labiau nemėgsti, jo? Aš tau asociuojasi su kažko tai tas pienas. Praturtintas kalciu ir vitaminais pienas. O šiaip tu ką tu geri? Nu, aš suprantu vandenį, bet vien vandeniu sotus nebūsi. Aš daug ką geriu, kodėl? Geriu mineralinį vandenį, geriu jogurtus valgau. Irgi tai pieno produktai, bet tik jau ne pieną su plėvelė, dar šiltą, pabandyk man šio pašiurbo, atneškit man. Taigi plėvelė aš kaip paprastai, aš irgi nemėgstu, bet su pirštu nuėmė kažkur tai tikšt ant sienos ir paskui gali gerti. Man užtenka jau vien vaizdo. Vien vaizdo. A kas, kažkokie tai atsiminimai nuo vaikystės, ar kas? Kodėl? Na, nemėgstu ir viskas atsikabintų nuo manęs po Vilnių. A kokią velnių tu atėjai tada pas mus į laidą, jeigu man atsikabintų? O tai kodėl tu mane kvietei čia iš viso? Tai ko tu sutikai?
Tai aš nežinau, kad tu mane tiek pjausi. Tai argi aš pjaunu, aš klausiu, kodėl tu nemėgsti pieno? Kodėl tu nemėgsti? Iš kur aš žinau dabar? Vėl paplokit žmonės, nes jau nesuprasti, kuris kalba čia. Matai, nes žmonės neploja, neturi. Ką tu čia įsivaizduok, nu? Gerai, o energetinis gėrimas, seks energija yra silitos. Oi, tau seksų, tai man užtenka, man čia. Užtenka tau sekso? Davai pašnekam apie seksą. O tau tik tai prisikabinta, ne? Ne, nu ką prisikabinta? Jau stavim apie jį, tai tikrai nesikalbėsiu. A kodėl? Turiu su kuo pasikalbėti. A su kuo tu pasikalbėti turi? Turiu su kuo. A su kuo? Bet tavęs čia neliečia. Nu, kas liečia sviestą, tas susitė parankas, to labiau, kada jeigu tu mane liestum kalbėdama apie seksą, tai jau būtų seksas automatiškai. Sekantis klausimų. Vat toks subtilus dalykas, tu nemėgsti mopedų ir žadintuvo. Jo? Taip, kai jisai tave žadina ryte. Tiksi iš ryto, nu tai... Tiksi jisai. Nes aš pati žinau, aš žinau, kaip susiskaičiuoti savo atlyginimą ir žinau, kaip susiskaičiuoti valandas, kada man reikia keltis. Tai palauk, kada aš beužmigčiau. Aš nelabai suprantu, kur jisai tau tada trukdo.